Sveiki, mano mėly avinai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Tikiuosi laikotės gerai, su gimtadieniu, kas jau švenčia gimtadienį, ar kas laukia su gimtadienio mėnesiu laikotarpiu. Va. V raidė gali būti aktuali kam nors. Nežinau, čia dabar taip užmačiau. Gal vanduo aktualus gali būti, arba kelionė vandeniu, gal gimtadienį planuojat ant vandens ar prie vandens. Va. Tai viskas gerai bus, nieko ten blogo nematau. Nu ir šiaip tokia energija jūsų balansuota, gan rami šią savaitę. Gal ir poilsio daugiau norėsis truputį. Va, ar nieko neveikti, ramiau pabūti. Nu, pažiūrėkim, kokia energija jūsų. Dvi sveikimo kortos netgi. Dvi. Avalono sala. Sveikimas, grįžimas į pilnatvę, transformacija. Ir Enkol, nežinau, kas tai yra. Ar Kaul. Gydytojas, matantis, šventikas arba šventikė, sielos tikslas. Nu, kokios galingos kortos. Panašu, kad jūs esate čia tas healeris, šventikas. Va. Pats pasveikęs, gali būti, kad sveikimo pabaiga arba pabaigos pradžia ir pabuvoja toj sveikimo oazijai, prisipildė save, kitus pripildysit, nesifokusuoja, kitus pripildysit savo išmintim, savo žinojimu, pabūsit gydytojas kitiems. Va. Ir savo taip sielos tikslą pajudinsit arba išpildysit. Gali būti, kad jums lemta padėti žmonėms ir pereiti per daug sunkumų, per sveikimą tą, kad sugrįžtumėte į pilnatvę, kad išmoktumėt save mylėti, tam, kad galėtumėte mylėti žmonės ir matyti, kas juose yra skausminga. Nu va. Nes niekas geriau nežino, kas yra skausmas, negu tie, kas tą skausmą yra patyrę. Tai va, tai gali būti, kad perėjote per daug dalykų ir dabar tikri empatai tapote tiems, kurie eina per skausmą dabar. Pasižiūrėkim iš taro kortų. Ką reiškia šitas grįžimas į pilnatvę į save? O, kiek daug kortų. Imperatorius. Atgauti savo galią, savo poziciją, stiprybę savyje. Page of Cups, pažas taurių. Atgauti laisvę, kūrybiškumą. Va. Ir judgment. Yra atgauti savo tikrą teisybę, savo tiesą. Čia toks dar vienas healerio, dar viena korta. Va. Nu, pasižiūrėsiu iš knygutės dar. Bet ką mes čia atgaunam, tai kaip ir sakau, atgaunam savo galią, savo kūrybiškumą ir savo sielą. Judgment, teisingumo korta man labai aktuali, čia įdomi, nedažnai krenta. Tuoj. Teisingumas, savęs pervertinimas, iš naujo įvertinimas.
pabudimas, atsinaujinimas, tikslas, refleksija. Nu va, tai vėl tą patį sako sielos tikslas. Sielos tikslas ir atsinaujinimas. Viena korta, tas 2 kortas abi apibendrina. Turite aiškesnės mintis, ką jūs turite keisti savyje, arba kas turi pasikeisti. Tai gali pradėti mažus pasikeitimus kasdienime gyvenime. Gali būti, kad dabar priimami sprendimai turės įtakos jūsų likusiam gyvenimui. Prisiminkit akimirkas, kai jūsų veiksmai pakeitė visą jūsų gyvenimo kelią. Va. Čia tokia galinga korta. Mes praeitą savaitę kalbėjom apie sprendimus, pokyčius. Gali būti, kad kažkokį sprendimą priėmėm ir dabar atėjo laikas apmastyti, kas mūsų laukia su tuo sprendimu susijus. O gal vis dar dvejojam. Bet čia aiškumo daugiau įneši kortą į jūsų gyvenimą. Stabilumas, struktūra, čia imperatorius. Apsauga, autoritetas, kontrolė, praktiškumas, disciplina, susikaupimas. Žodžiu, organizuotumas, tėviška figūra, strateginis mąstymas, viskas apgalvota. Gali būti, kad jūs užimsite kažkokias svarbias pozicijas darbe ar bet kokioj institucijai ar gyvenime, lyderystės poziciją galite užimti. Ten, kur reikia aiškių ir ryškių sprendimų. Ir pažas. Idealizmas, jautrumas, svajonės, svajoklis, naivumas, nekaltumas, vidinis vaikas, galva debesyse, intuicija, smalsumas. Jūs raginamas įsijungti į savo kūrybingumą, saviraišką ir neleiskite savo vidiniam kritikui visko sugadinti. Va. Gali būti, kad naujų santykių sulauksit, draugiščių, emocinis atsigavimas, čia galima sakyti, yra. Jeigu gali būti, kad atnaujinsite romantinius santykius arba sutiksite kažką naujo. Nu va, tai ką atgavom? Kaip ir sakiau, atgaunam kūrybingumo. Gali būti, kad naujus nuotykius, naujus santykius eisime, atgauname savo gyvenimo vadžias, kaip sakant. Va, ir dar šita korta teisingumo irgi dar kartą rodo, kad mes paėmėm savo gyvenimo sprendimus į savo rankas. Va, ir gali būti, kad net ateitis spręsis. Nu va, čia taip labai baisiai atrodo, kai sprendžiasi ateitis. Va, nu pasižiūrėkim, kodėl čia, sprendžiasi kas. Dangaus tiltas, galimybė susivienijimui, tai čia vėl tas pats grįžimas į pilnatvę, susivienijimas savo vidinių dalių. Turbūt ne kartą sakiau į šitą kortą žiūrėdama, kad čia gali būti arba santykiai nauji, kaip šita korta rodė, nauji santykiai ar romantinės aistros atsinaujinimas, arba čia darbiniai dalykai, partnerystė. Va, bet gali būti ir savo vidinio aš suvienijimas su savim. Tai va, gerai, dar paklauskim.
teisingumą dar paaiškinkim. Teisingumas. O, kaip toli skrydo, tuoj ateisiu. Va, grįžau. Pilnos mintys, grupinis mąstymas. Gali būti, kad labai daug sprendimų, daug mąstymų, žodžiu, pilna galva minčių buvo ir dabar reikia susitelkti į kažkokią vieną mintį ir labai sunku tą padaryti, nes kiekvienas paveikslas mintise atrodo vienodai svarbus. Va. Tai bet kortos iš pačios pirmosios rodė, kad grįžtame į save, į savo pilnatvę ir įsigryninsim tą, kas mums svarbu. Va. Nebegalvosim apie viską vienu metu iškart, bet su teisingumo korta atrasim sprendimą, kuris yra svarbus gyvenimui. Va. Gali būti, kad jūsų partneris padės jums priimti šitą sprendimą. Va. Arba sprendimo pasekoje susivienysit su kuo nors. Apie tuos sprendimus jau aš prigazdinau, prigazdinau. Aną savaitę buvo daug sprendimų. Ribos. Kur reikia geresnės ribas nustatyti. Čia gali būti ir ribos su savimi. Matot, pilna galva minčių, reikia pagalvoti, kurios tos mintys svarbios, kurios netiek svarbios. Va, tai tas ribas savo galvoje susidėlioti kažkaip. Na ir aišku, gali būti, kad jūs spinduliuojate ryškią energiją, kaip tas imperatorius. Va, ir visi žmonės, kaip čia va tos rankos, nori nors dalelę jūsų energijos tos pasiimti, patirti ją. Va. Tai šitaip neišvaistykite savo jėgų, ribas nusibrėžkite, kas jūsų, ką galima ir su kitais pasidalinti. Va. Gal su tais sprendimo priėmimais irgi garsiai negalvokite, galvokite mintise su savim, nes tiesa mėgsta tylą truputį, ta tiesa, vidinė tiesa. Planuokite tyliai. Brėžkite ribas. Va. Kitą kartą savo tikslus išplepam iš to entuzijazmo ir tada kažkas gali, sugriūna tada tie planai ir tai būna. Va. Tai truputį brėžkite ribas. O kitą kartą kai kam ir geriau taip net, kai pasakai, paskelbi, kad kažką darysi, tai tada niekur nebėra kur dėtis, jau tiesiog ir darai, ne? Pažiūrėkim, su kokiais iššūkiais dar susidurt galim. Nežinau, tokios kortos keistos. Įspėjimas, gausa ir sklęsti. Tai čia man vėl primena tas įspėjimas, tą teisingumo kortą, kad rinkitės tą, kas arba jums gausą lems, arba laisvę. Arba ir ta. Tai toks įspėjimas, paklauskim, apie ką čia įspėti mes galim būti, kurių čia kortų paklausti. Apie ką galim būti spėti? Išlipkite iš komforto zonos ir parodykite pasaulį tikrai save. Tai priimant tą sprendimą, jau kalbėjom, mes ir praeitą savaitę apie sprendimo priėmimą, bet panašu, kad jis vis dar čia kažkur kabo pas mus. Išlipkite iš savo komforto zonos ir būkit pats savimi,
Bet nepamirškit brėžti ribų. Tai va, tai čia toks įdomus labai dalykas. Žiūrėkite, ko trokšta jūsų tikrasis aš, kadangi mes grįžtame į pilnatvę, sujungiam savo sielą ir mintis ir išryškėja mums mūsų tikrasis aš. Taip ir pasaulį rodykite tikrąjį aš. Tas rodymas gali būti labai nepatogus, ar mums, ar kitiems gali tekti iš komforto zonos ribų išeiti, truputį ir tas ribas pakeisti. Tai tas įspėjimas turbūt ir yra, kad šituos dalykus darant, lipant iš komforto zonos, galim pažeisti savo ribas. Tai va. Nes toks kaip ir peržengti tas ribas reikia, ir jų nepažeisti. Tai toks labai sudėtingas dalykas gali būti. Pasižiūrėkim, kaip nepažeisti tų ribų. Čia daug kortų. Pažiūrėkim. Praeities laikymasis, harmonija ir politika. Kaip nepažeisti ribų. Tos ribos turi būti tikros, o ne politika. Kartais mes tas ribas pasidarom tokias ne visai tikras. Įsivaizduojam, kad jas nusibrėžėm, bet iš tikrųjų jų ten net nėra. Arba laikomės praeities ir ta praeitis mus uždaro į tą dėžutę, kaip čia. Ir tai tampa mūsų ribos. Tai kortos sako, harmonijos ieškokit savyje. Nes turėti ribas ir pačiam jas peržengti, tai yra tik harmoningo gyvenimo pasekmė. Bet kad ir ką pasirinksit, tai sprendimo pasekmė bus gera, nes atgaunate savo galią, atgaunate savo kūrybingumą. Kortos taip pat rodo tą abundance, tai yra pilnatvė, gausa, arba soar, sklęsti. Tai man su laisvės sklendimas, nors ir atskira korta yra laisvės, bet vis tiek atgausite laisvę arba jausitės labai gerai ten, ką darote, kaip žuvis vandenyje ar paukštis dangui, laisvas, nepriklausomas, atsidavęs savo tam skrydžiui. Tai bet kokiu atveju viskas gerai bus. Tai būkit savim, nesilaikykit praeities, neribokit savęs toj dėžutėj įsitikinimų, truputį toj dėžutėj tiek daug minčių, ane? Ir čia. Tai gali būti tam tikras ir iššūkis mums tas mintis susitvarkyti, susirokuoti, kaip sakant. Gerai, dar patarimo pasiklauskim. Kokį patarimą? Kiek daug patarimų. Tuoj palaukit. Čia daug irgi kortų. Gerai. Kokį patarimą Avinui duosim šiai savaitai? Universali išmintis. Arba visatos išmintis. Visata yra pilna išminties. Ieškokite jos pagalbos, būkite jos vedami. Tai pasikliaukite visata ir tuo keliu, kurį mums piešia, kurį mums skiria. Tai kad ir kokį priėmėt sprendimą ar priiminėjat sprendimus, tai viskas į gerą įsiklostys. Ir sakau, atgaunate savo
save atgaunate, tai tas labai džiugu. Ir padės tuos taškus ant į paskutinius susidėlioti. Va. Tik tai, kaip ir sakiau, nepamirškite ribų. Ir su kitais žmonėm, ir su savim. Nes daug, jeigu idėjų turim, daug mastom, tas, sakykime, jeigu renkamės iš 2 sprendimų, kartais tie 2 sprendimai pavirsta į 4. Jeigu tų minčių tiek daug čia ir viskas vienodai svarbu atrodo. Va. Tai truputį prilaikykit save, čia tame ir buvo įspėjimas iš Varnų orakulo. Tai va, tai tokia žinutė, dar su to mintim kariaujam, ne? Bet viskas bus gerai. Bet sakau, kad ir kokį sprendimą priimsim, viskas į gerą įsispręs bet kokiu atveju. Tai va, tai sėkmės su tuo sprendimu dar kartą. Būkite harmonijai su savim, mylėkit save, rūpinkite savim, truputį pabūkit tyloj, ramybėj, su savim, pamedituokit. Ir ką, susitiksim kitą kartą. Iki.